pagalvoju, tokį va bombinį, tokio dydžio karšį, pažiūrėkite. Sveiki atvykę į žvejybą savo keliu. Šiandien bandysime neįprastą man bent jau žvejybą, nedažnai žvejoju iš tikrųjų taip, metodų žvejosim. Laukiniam telkiny, tai yra laukinis, bet žuvies čia kalnas, būdava čia ir varžyba. Čia yra viską, karpių, karosų, linų, karšių, kosminio dydžio, žuvies tikrai yra. Ir šiandien bandysime mes ją pagauti. Darysim pradžiai stalą iš jauko, kurį matysite neužilgo. Receptukas. Naudosim bombinis jaukas tiek lynų, tiek karosų, rinkiniuose, visokios laukinėse. Pasaka, tiesiog yra pasaka. Toliau mes dadėsim, jaukas. 2 drėkinimus padariau. Nelaukiau aš čia jūsų. Ir prie viso to pridėsim tokio grožio kanapę. Kažkur apie pusę litro. Pupt. Išmaišysim. Košiam makalošę. Dabar šitos išmaišysim, biškį palauksim. Dar 3 drėkinimo damesim. Ir galėsim leis žuvytėm tą jauką. Toliau turim dar nemažai, aišku. Turim kukurūzą, renmaro, būtent renmaro sėklų visokių seed mixas vadinasi. Toks įdomus dalykas, čia visko yra primalta, va tai va. Bet jo jau aš nepaduosiu tiesiai į jauką, o skirna šėryklą man reikės, aš įsidėsiu į jauką, pagriebsiu šėryklą ir išveisiu. Nemaišysiu kartu tą košius makalošius, nes tikiu, kad sušoks labai tokius man nepatrauklius gumulus, sakyčiau. Tai bandysim šitaip. Ką daugiau viskas, toks mano jaukai šiandienas. Gaudom, einam, darom, metam, darysim iš šito jauko pagrindą. Paklosim tokį paklotą, kaip sakant, ir ant to paklotą žvėjosim. Turim granulių, pelečių, kaip sakant, įvairių smardžių, kvapių, kvapų, visokių ten visko pilna. Išbandysim, barysim, kas veikia, kas dirba, kas nedirba, papasakosim jum. Tai šaunam. Tai šio padarysim paklotą tokį kaip pakalodę užtemsim. Gan plačiai taip visai, taip jeigu grubiai pasakius, kokia 3-4 metrai tokio pločio, žinai. Darysim paklotą iš to jauko, padavinėsim stambios frakcijos. Ir po to bandysim gaudyti jau su inkariais įgytom naujienom, bei jau senais išbandytais dalykais. Ir taigi bandom, darom, gaudom. Šiandieną bandysime šitos visus dalykėlius, čia jų tikrai yra labai daug, inkaras nepagailėja. Bandysim smaukus, įvairius rafteriukus, pop-upus ir visą kitą. Smaukai, boosteriai, tiesiog kosmosas. Papasakosim, kas geriausia dirba, kas nedirba. Naudosim gali būti selekto smirdukai, tokie, kaip sakant, visai peletės. Ir naudosim tokias Deepex peletės, saldesnės. Žiūrėsim, kas dirba, aišku, nepamirštam vieną geriausių dalykų, kas čia vis laik man dirbdavo, tai dirbdavo vienas iš pagrindinių masalų, bet paprastas, bet tikrai veiksmingas. Taigi bandom, darom, gaudom, žiūrim, nepagaudom, bandom. Pademonstruosim, kaip reikia paruošti peletas. Labai paprasta viskas. Paimam, tarkim, Deepexą, kurias naudosim peletikės. Gražiai čia viskas paruošta. Yra papildoma aktyvatorius pridėtas, stipraus kvapo. Bet su jom čia yra toks miksas stambesnių, mažesnių. Toks įdomus dalykas. Čia aiškiai yra daug tulkyčių, kurios mums nubirės, nes mes viską pilam į tokį būtent gūrų indelį. Taipogi tikrai rasite inkarį. Sipilam nedaug, gali dar iš jų daugiau įsigyti. Visą maišą, nieko baisaus.
Maišome visą, biškį nupurtisą. Va, įmerkį. Biškį tai va viską pramalė, saksylinta visą, kad nebūtų siliupusių, nieko. Įsijudina jisai. Ir tau realiai minutę laiko pabūna ir viskas. Tavo yra paruoštas jau visas reikalas. Šiek tiek pastovys dar, nuvarva, nusausa. Dėl to tam lendelės toks ir skirtas. Ir viskas. Jos limpa, jos paruoštos. Jeigu be žvejybos metu vis tiek karšta, matot, kad jos vėl sausos, šiek tiek su ranka, va taip, vandenuką pum, pašlaksat, pamaišot ir vėlės ir bus net nuskit nuo. Tai jau pabuvo biškį, viskas, traukia sauk, padedat, nuo varvės nusausies ir jis jau bus paruoštas. Viskas, o toks reikaliukas, paprastas. Tai va, hebra, situacija tokia. Pasitikrinau dugną, visai radau tokį įdomesnį vietą, pasirinkau 65,3 kažkur metrą. Ten radau, man visai patiko, eina žolės, lelijos, tada biškį taip sunkiau, toks dumbliukas, ir tada taip eina toksai gan, kaip čia pasakyti, gan kietesnis toks dugnas, lengvai traukiasi šinas ir tada vėl pasunkėjo ir tas pasunkėjimas gal truko 20 cemų kažkur, nedaug, 20 cemų, pasunkėjimas ir tada siena kažkokia. Ar žolės, ar akmuo, ar rastas, bet kas gali būti, kažkoks kliuvinys, žodžiu. Tai už to kliuvinio pastraukus, kad tik nuo to kliuvinys, dumbliukas ir normalus toks kažkoks kietas dugnas, tai gal nuo kliuvinio koks nors, 1,5 metro. Artimesnį pasirinkau, yra žolių ruožas toksai. Labiausiai įdomu bus, kai man reiks pertraukti žuvį per jį, bet pasirinkau antrą sumą, tai yra žolių ruožas toksai, bet toks nesunkus, lengvai įsitraukia, iš tikrųjų bent jau šiandien matysim, kaip su žuvim arba širykla bus. Tai artimesnis įsirinkau, gaunasi žolių ruožas, nuo žolių pastraukiu apie metriuką ir viskas. Dugnas švarus, gražus, patikrinu, viskas smagu. Dar ko nematėt, užpyliau tą visą šitą dumblą. Nežinau kaip čia įvardint, šitą sėklas užpyliau. Braškytę užpyliau. Nežinau kodėl. Šiaip patiko, labai gal pabandysiu, kad nesąmonė. Tai žiūrėsim, kas bus, pradėsim šėrimą, suleisim pradžiai jaukoti, tai tokį pachatą, patį indelį tokį suleisim. Toks yra indelis atoras. Jį suleisim, čia šiaip nemažas. Jį suleisim tik tai į taškus. Čia nepabėgo. Per 2 taškus. Suleisim jį ir tada dar vieną indelį pasimsim ir pradėsim leisti jau stambę frakciją. Suleisim tikrai nemažai, manau, tikiuosi šitą visą, ką aš jums rodžiau, suleisti per kartą, nes dar turiu. Ir tiek reikalų. Dar patrupinsiu ant pačią galą, biškį patrupinsiu, vos pasaujelę. Būtent šitų granulyčio, pelečio, kad žuvis suprastų, priprastų prie to, ką jam bus duodama, kad susipažintų su to viso dalyko. Ir padėsim žvejybą, pažvejosim iki, nežinau, kiek jėgos duos. Ir po to bandysim dar atsisėsim, pažvejosim. Nusimatė ilga žvejyba, ar smagi, visiškai kitokia, negu kaip prasta atvažiuoja karščio, pagaudai ten 5 valandas važiuoja namo. Ruošies beveik ilgiau negu žvejoji. Ir pagauni, ir smagu, ir viską, bet kažkaip nusprendžiau, kad reikia padaryti biškį polisę nuo tų karščių, kažką paįvairint biškį ir bandysim suduot, tam karosų, tam blinui. Čia yra tikrai ir karpių, esu čia žvejojęs daug, stipriai, gausiai, tikrai dažnai žvejodavau prieš kokius 4 metus, visai dabar viskas pasikeitė, žolės nebe ten, kur buvo, vietos nebe ten, kur buvo, viskas kitaip, bet esu turėjęs ne vieną ar ne 2 čia karpius, bet ištraukimas yra gan sunkus, nes pagal gandus, istorijos aplinkinių, čia jie yra žiauriai stiprus ir blogiausia tai, kad yra belekai dideli. Čia tų mažių kilograminių 2 kilo, aš nežinau kodėl, bet jų tipo nėra. Gal aš tiesiog nematęs, gal kiti nematė, gal laikos kitur nežinau, bet esu nurautų kablių, nulaužtų kablių, esu pasikinkęs ne vieną, bet ištraukimas tiesiog neįmanomas buvo. Čia tokios sąlygos, žolių daug, reiktų brist, naktį užkimba, neįspėja, visą kitą. Yra buvę nutikimų, kad aš tik užmečiau, ir kažką krapštausi biškį ten,
fundi. Bet tik užmačiau kokią 20 sekundžių, kol aš tik krapštausi, jau žiūri meškerė joja, jau jinai, ne tai kad joja, bet jinai važiuoja. Tai aš ją pagavau, pakeliu ir važiuoja tas valas. Na ir kadangi nebuvau labai aš tam pasiruošęs tiem karpiam, valai nepratingi, nieko, varėsi žolės, nuvarė. Ir kas man beliko, aš biškai paforsavau, pabandžiau iš tenais per prievartą ištraukti šitų žolių, bet tai tam ir pasibaigė viskas. Bet patirtis smagi. Taigi šeriamės, nes laukia šerimas sunkus, žiauriai sunkus, aš nenoriu pradėti. Tikrai nenoriu pradėti, geriau meliučiai kalbėčiau. Tarp tiko gavau iš žveją saltą, labai smagią dovanėlę, maikutę, labai faina, žiauriai tokia komfortiška, man tai žiauriai patiko tikrai, faina smagi. Tai ją padarė be to, gerai žinomas visiems Pukutis. Daro viską, taurės, maikės, ten indus, puodelis, žodžiu, viskur klijuoja emblemas, ką nori, tada padaro. Žiauriai kokybiška darbai. Skalbkė, gal nori, neatsilups. Tikrai žmogus žino, ką daro. Tai kreipkitės į Facebookas Pukutis. Ir tą kartą dėkoju žvejas.lt. Maikutį šitą gražiai. Ne reklama, tiesiog padėka draugams. Gerai, bandom, darom, gaudom, nepagaudom. Šeriuosi su tokiom šeryklam, parodysiu tai. Šeryklas tikrai didelės tikrai. Keistas labai tokios viršus, kažkoks toks uždaras, nežinau kodėl. Gal kad kai leidžias nekiltų viskas į viršų, labai apač, bet šeriminės tikrai didelės, ant artimesnės davus tai didesnė ir gal tai buvo atrodo situacija. Na tokios va. Kažkaip pastebėjau, man patogiau mestis, kai palieki daugiau valą biškį, didelį svorį ir ką. Metam, žiūrim. Taigi atlieka metimą. Užsimoti reikia tikrai stipriai. Opt. Net tai, šiaip atstumas, tarkim, su normaliam šeryklom, tai šiam 5 metrai, tai čia yra juokas. Juokas. Bet kai reikia mestis tokią šeriminę, tai jau viskai reikia pavargti. Tai matysit kokią šeriminę, naudoju artimesniai. Bet tiesiog mažiau vargo, greičiau viskas. Čia kai tas tikslumas daug nepridirba labai, nes mažas gylis, 2 metrai kokia tai maks. Tokį šis bombinio dydžio. Gal pra kamerą tai neatrodo, bet šiaip didelio. Ranko dydžio, kiek delnas, tai delnas kukulį padarot. O tą kukulį iš tikrųjų šveičia, dabar buvo su tokia šeryklą. Tiesiai taškų, kokio atstumo benori. Aišku, galite su jie tikrai mesti ir tai yra su švoriais didesniais, galite mesti ir daug toliau. Tai jau atskirai koto daug, jau stipresnį, nes čia gaudus Rederinys paprastais kotais liaunais 100-102 gramų. Galėčiau tikrai naudoti ir liaunesnius, bet šėrimai šitie pats tas. Šveičiama dabar jachtimą distanciją, kur šveisti nereikia, paleisiu užtenka. Paleidai ir naila, pumt, paliupt, viskas. Aišku, pastoja kaip visada, aš palaukiu, kol tas viskas išbyra, lengvai kilstelė, jokio tampimo paėmė, vieną meškeriką atiparodysiu. Paėmė, pakelia ir viskas, lengvai viskas išėjo, dabar savo parpumpartauti ramiai. Tuščia visiškai šerykla. Visas reikalas toksai, nereikia ten to purtimų, daužimų, trankimų. Įsivaizduokit, jūs dabar norit pagauti žuvį, o ten daužot statybos, vyksta su plaktuku, daužot su perfeku sienos greunat, tai kas ten bus? Žuvis sakys, ką aš čia važiuoju atostogų kažkur kitur, kol kaimynai remontą daro. Tai biškį reikia ramiau visą tokį darbą atlikti. Jau skaityk dindelį suvariau. Liuka, aišku, bet su tokiu tempu tai aš netinginiauju. Paliumt. Klepsas, kaip puikiausiai. Dar jėgų turiu kažkiek, bet ne visai susinau. Nesvarbu, kad jaunas, nieko man nesakykit, aš pats suprantu, kad jaunas. Taigi, rytas šaltas. Žuvis kimba.
Nu, tikrai. Wow. Ir iškart parodysiu karaliavą. Ant jo jau trečia žuvis. Užkibo. Būt, va, toksai, va, lafteriukas. Įdomus, dviejų spalvų toksai. Tai pradėsiu dėžutę, aš jums dar prie tą pačią. Tikrai man visai jie patik. Įdomus spalva, ryški tokia. Bet... Mano matas. Čia, kaip suprantu, čia traperių. Čia traperių lafteriukai. Kimba. Pagaliau pagavau, ko norėjau. Linukas dabar iškibo ant vat tokių įdomių dalykėlių. Čia yra česnakiukas, česnakas. Smirda, bet lynas iš tolimos, kur sakiau, kad rami vieta buvo, nedavė nieko, bet dabar buvo nesąmonė visiškai iš artimos vėl. Lenkimas, stiprus, pakeliu, gan stipri žuvis, daužo, bukt, vėl atsikabino. Kablių buvau pakeitęs, atsikabino, nežinau. Ant šitos buvau parišęs su guma, sistema pačia vidu yra guma įkišta. Ir pirma žuvis ir neiškart įstraukė. Nežinau, ar tai įtakoja, bet daug, tikrai stipriai jaučiasi, kad visai kad tai traukiasi žuvis. Daug tos, ta guma sudirba viską, tavo, tu nejauti per, kad taip stipriai muštų per viršūnę. Tai žiūrėsiu, gal irgi persirišiu, nežinau, nes, nesmagu, kai 3 žuvis nuleistos stambios, tai jau nebesmagu. Tikrai darosi piktesima. Tik nežinau, ko čia pykt, turbūt tik ant savęs pykt galiu. Na ką, bandom toliau. Labai viskas paprastai darau iš tikrųjų. Pademonstruosiu iš jums. Taigi, mes paimėt, yra farmelė, galinėse farmelė. Naudoju, dabar buvo su šitom granulytėm. Tai pradžiai dedu, man labiausiai patiko, pradžiai dedu lafterio su kabliu. Įmauni, tada pridedi granulus, kaip sklidinai, žodžiu, iki viršaus. Nu, dedi šitaip. Normaliai paspaudė, negali tikrai jėgos kitur paspauskit. Blogiau nebus. Čia toks įdomesnis, Kloruso firmos prasidarantis. Visai patiko. Nu, ir turi to tokį framelį. Matosi lafteris. Dar galite panaudoti boosterius ant viršaus užtepti. Ir dabar netepsiu, kol kas kibo be jų, tai bandysim taip ir viskas. Ir gaudom dar metam. Nu, ką šveičiam, bet iš tolimos distancijos 5 metrai atstumas. Pirma žuvis, lynas, bet realiai metras nuo kitos pusės žolių. Tai, manau, viskas čia yra labai logiška. Lengvų metimų bumt, sutinkama šėrykla, tinkamas svoris, 100 gramų šėrykla, atoros su ilgesniu kotu, geriau skrenda. Naudojau realiai, dabar ištraukiu žuvis, krašiukas irgi ištraukiu man ant jų. Tu aš jums pademonstruosiu, yra tokia 10 numeris Guru Q1. Ir, man jie vis laik, realiai, anksčiau, kai gaudavau, būtent šitų būdų, man jie vis laik metodo būdu turiu menį. Man jie vis laik būdavo gerai, nenuvildavo manęs, ir Q1. Guru. Žiūri geriau. Ištraukim su jauko, tada labai taip simpatiškai. Nem. Lafteriukas matas. Persirašau sistemą tos, kur daug nuleidau. 3 žuvis, kur nuleidau, persirašau sistemą. Dariau sistemą su tokia guma. Dabar ant šito varkėbė tokia. Stemėlė paprasta, plauko sistema, skylę pragrėžia. Ir savo žvėjoja.
Kaip gražiai atrodo. Čia žuvies reikia važiuoti anksti. Čia prasideda 7, tai tik 7 turėjau padaręs būtų su darbus. Turėjau būtų susilkinęs. Dar skaityks kokią 6 jau geriausia būtų pabaigus silkinimą. Kad viskas nurimtų. Dulkės visas nusileisti, jeigu dar yra kažkokių taškai tokie ramesni pasidaryti, nebūtų ten kaip sproginėjimas, kažkoks bombos karas. Turi būti ramybė jau. Bet ta žuvis ateis savo ramiai, maitintis, be jokių baimė, be jokių, nežinau, gąsdinimų savo rami. Aišku, tempas reikalingas būtinai. Tai žvejybai čia, kur tempas yra būtinas. Negali čia kas pusę valandos permetinti, čia tai reikia iki 10 minučių. Iki. Visi kibimai, kas skaityk pas mane būdavo apie 5 minutę, 3 minutę įvairiai, bet jau kad 10 minutę nebūdavo kol kas. Bet šiaip iki 10 minučių pilnai užtenka. Karšiai nesibaigia. Tuoj parodysiu, koks grožis. Dar didesnis negu prieš tai. O, koksai. Mutantas. Pažiūrėkit. Čap dar. Žvėjas salta maikutė sėkmę neša su karšiais. Jie ten karšių maniakai, profai. Ta pačia kalba šneka su karšiais. Tai ir man sėkmę neša jų maikė. Na, visa kombinacija yra 2 tokie mažiukai, jie gal čia 6, man atrodo, milimetro skaitas. Šitie 2 ant adatos užmauni. Ir dabar taip man anksčiau gerai susikūrė 4 pailių žuvės, vien išlaukimui trumpi. Ir visą kablolito Dipexo peletės naudoju į šėryklą. Užpyliau dar ten aromą, kurią prideda. Va ant ko kimba. Bet taisiau sistemą, nes buvau su biškė šitai vietoje per tvirtai laikęs. Ir kai karštis pakibdavo, guma nedirdo, nes būdavo užsirakinė čia viskas. Dabar dirba. Ir 2 karšiukai krante ant tokios kombinacijos. Linukas, gražios akis pas linuką. Nu, bet tu čia išdavėjai gazą. Toks maras, bet toks stiprus. O kokia skani braškytė, kokia jėtas. Tiesiog bomba. Praėjo nepilnai 4 minutės. Kažkur apie 4 yra praėjo, aš neku nepilnai. Ir spėkit, ką dabar aš ištrauksiu iš vandens. Pažiūrėkit, kokie čia karšiai gyvena. Kokio dydžio, tas visas kosminis. Į lūpytę gražiai. Na, kad nemeluoju, suprastumėt, ant kablio tą, ką ir sakiau. Kosmosas. Nu, čia fantastika, iš tikrųjų, ne žvejyba, o pasaka, iš tikrųjų, neslėpsiu, yra žiauriai smagu. Jum irgi bus smagu.
Nusuksit į inkariuką. Jum paduos visą, ką reikia, ką naudoju šią žvejybą. Viską susakys. Jeigu dar kils klausimų po video, kad video pažiūrėk, kad aišku viskas čia paprasta reiškia. Iki smulkmenų. Nuvažiuoti į inkarą, pasakysit, ką naudojo rakelis, surinks, paduos ir važiuojat, traukiat savo gyvenimo žuvis. Viskas paprasta labai, elementaru, bet iš to paprastumo atsiranda žuveliukai. Gražus, tikrai gražus. Bet tokia vakaršė kimba. Yra bomba. Visiška bomba. Karšis pakaršė, jau turbūt, nežinau, 13 karšis. Buvo didelių vieno, tai 2,5 viršaus. Ir viską tą patį. Niekas nesikeičia. Tik su užtraukimu yra gan sunku, kadangi pavadėliai čia ne kažkokį ilgį, kaip ant fiderio. Tas karšis, tą kabliuką vos įsisega į tą lūpą ir jeigu jūs įtrauksit, frasuosit, iš karto atsikabina. Reikia, kaip pakirti, taške leis jam nusidaužyti daužas vis laik taške, leis nusidaužyti žuvies, nieko jis neišbaidė. Jeigu jinai stovi, tai stovi. Geriau pakentėti, bet ištraukti, negu nekentėti ir būti be žuvies, žinai. Tai leidžiat nusidaužyti, pasitranko ir nurims. Ir tada traukit, bet palei žemę, nekeliat į viršų, nes keliat į viršų vėl daužas. Traukit palei žemę, tada tik tai prie kranto, ten biškiai pasiratolios, pagrėsit. Laukinė bala tokia, bet kad atrodo, kad būtų, nežinau, nemune. Tai nemune dabar taip nepagauna. Pastoviai, va. Šitas toks kalavikas. O, Jėzus. Apsitriedė. Šitas toks kalavikas, kai tai. Tai tokių, nežinau, aš kiek turiu. Kadangi palaikė papapą. Spėjau šikrą prisigręžti, aš davėjau. Papapas. Ta čia tokia. Čia ant uguro kablių taip yra surišta tokia sistema. Plaukas, kaip tik čia gaunas. Yra toks plasmasiukas. Jį mauni per adatą. Prieš tai būna įsigręžęs skylę. Ir viskas pramauni. Praeikia šį kiaurai. Tada jis taip šono pasistatavo ir turi sistemą paruoštą. Viskas paprasta ir aišku. Paprasčiau net būti negali. Jeigu vis laik taip kibtų žuvis visur paprastai, tai nežinau, arba to žuvies nebelikt, nes jis iš namų atimta. Aš rekomenduoju tikrai paleisti žuvį, aš suprantu, ten yra mėgėto žuvies, tai pasimti vieną kitą, viskas suprantama, yra leistinos normos, iki 5 kg, tai aš suprantu. Čia nuodėmės dalies nėra, aš kai jos nevalgau, tai man jos nelabai reikia. Kas valgo, okei, tai tarkim, aš nesmerkiu, jeigu jam pasiemat, tą leistą normą, bet kai, tarkim, sugaudat, labai jau gerai, ten 300 kg,
ir šitiek tempt namo, man neskamba gražiai. Manau, kad dėl to nepraturtiesi tikrai. Geriau irgi nepasidarys. Pradeda dalint po to į visas pusės tą žuvį. Nereikia, jau šaldiklį po to guli metus laiko. Nesvarbu, tai yra, kai žinau, ir pardavinėja tokių žmonių, tai čia irgi man yra, neįsiplėsiu šitą temą, nes patos daug nepatenkintų sulauksiu komentarų. Nors komentarai gerai, tokie. Bet saugokim tą gamtą, jeigu norim, kad o taip keptų kaip dabar. Dažniau, tai ta žuvė turi, ta žuvis turi likti maninį galiausiai. Ištraukiai, pasidžiaugiai, pasifotkinai, paleidai. Jeigu tu nori vėl atvažiavęs vėl ir vėl turėti nepakartojamo akimirką, tai turim suprast, kad ta žuvis ant lapų, ant medžių neauga. Tokiam karščiam užtrunka, ypač tokiam zvinkiniai, kur maisto mažai, tikrai užtrunka jam užaugti. Tad pasaukim tą gamtą. Ne dėl kažko, dėl savęs, dėl ateities, dėl vaikų ir panašiai. Paganot jūs, norės pagauti ir jūsų vaikai, o mokinti žvejoti juos. Tai šitą temą tiek. Tokiu principu, rankiniu būdu. Su pirštais grįžiu. Minkštesnė būtų, tai būtų gerai, tai tiesiog realiai su įla praduri ir viskas. Jie šitiek kieti baisiai. Nepamirštam Hebra pasubscribint. Jeigu nori daugiau video, daugiau informacijos, kuo daugiau subscribinsi, daugiau informacijos bus. Kai surinksim 500 subscriberių, padarysim kokį konkursą. Jaukų ar panašiai. Pamirškit, aišku, žiūrėti Facebooką, Instagramą, žuklės istorijos, TikToką. Dar kas man visai pradienos, kaip sakiau, dėjau daug braškės labai. Tai būtent šitas Match Pro smokas. Čia realiai tiesiog toksai skystalas, jisai skleidžia tokį kaip dumelį biškį vandenį. Toks kaip želė, sunku pasakyti kaip čia jisai, bet jisai braškės kvapą ir gan saldaus, stipraus tokio ant šėryklos. Suspaudė pradžią jauką ir tik ant viršūs da užpilintą jauką. Taigi, žvejybą baigiam, kol daiktus surinkom kol ką. Metas pradėti ką pagavom šitoj užtvankai, kur nesu gyvenime tikėjęs, kad pagausiu būtent tokią žuvį ir tiek. Taigi, pažiūrim ką pagavom, kad ilgai nekankint žuvies, mes ją iškart po pasirodymą paleidžiam. Tik tai nežinau, kaip ją reikės iškelt, nes neslėpsim, pagavom daug. Va, kokia žuvis čia gyvena, kokio dydžio ir kokio kiekį. Taigi viskas, žuvį paleidžiame, važiuojam namo ir iki susitikimų, iki kitų kartų. Visą gerą. Nu ką, žvejyba pabaigta. Net nežinau ką pasakyti, nesitikėjau to. Važiavau į tiesiog seną užtvanktą upelį, tvenkinį, jis šiaip nėra mažas, didelis tvenkinys. Esu čia gaudęs prieš 3-4 metus stambus lynus, karosius, to atvažiavau čia pagauti lynų. Pasirašiau viską, startas, pasidariau stalą iš jauko lorpijo, būtent lynams. Pridėjau kanapių sėklų, pridėjau kukurūzų, visokio avinžirnių, kviečių, viską prikroviau. Ką dar padariau? Padariau taip visus kukurūzus, visą kitas grūdus visus. Sumaišiau su braškiniam aromom. Labai man šitam dalykė padėjo. Tai aš jums pasakysiu. Va, šitas dalykas man geriausiai padėjo. Čia yra
čia yra braškė, smogas. Aš jau labai daug pridėjau jauką, visus kukurūzus, viską su braškinė aroma sumaišiau dyperą. Užpyliau viską, ta prasme. Naudojau tas pačias peletės 2 mm gaudimui irgi dyperę. Dipexo, tas Dipexo. Po to, kai pradėjo į pabaigą Dipexo ir peletės, aš jas tiesiog sumečiu viską jauką ir gaudžiu to būtent tik tai lopio jaukų, kurio padariau stalą prieš tai. Stalas buvo gan didelis, suredau 3 indelius, per 2 taškus 3 indelius jauko su visais su ta grūdinė kultūra, su visko sumaišyta ir ant viršaus užvėjau. Bandžiau ir smirdančius peletės, bet jos nepasteisino, viskas, kas pasteisino, tai va būtent tos braškinės peletės, kurios pradžiai nedavė efektą, po to pradėjo duoti, kai jas dar biškį pasalino irgi braškę. Kada prasidėjo kibimai? Pradžiai kibo viskas, bet ant šito. Čia yra, kaip suprantu, treperio strawberry, tokia atrodo kaip tarakoniukai, kaip kirminiukai tiksliau tokie. Būtent braškinis. Šitas man pradžiai dirbo. Viskas jau buvo gerai, pagaulinų, pagavau porą karšių, po to pradėjau karšį pakertą ir aš kart biškį patraukus atsikabindam. Buvo nutrauktų kabliukai, aišku. Pradėjau aiškintis, kur problema. Tada aš, kadangi gaudžiu pintuvalo, supratau, kad išsiplėšė karšis. Panaudojau feeder gum. Padariau tokią sistemą. Viduj širyklos metodo buvo guma, pintos valas išruprieštas, karoliukas, mažiukas, kad vaikščiotų, bet to ir apačioje greita jungtis, kabliukas, viskas paprasta. Geriausia buvo kabliai Guro QM1 10 numerio su plauko sistema, vat būtent kas geriausiai veikia, tai plauko sistema, su tais smigtukais sunkiai. Vieną žuvį turėjau ir viskas. Tik pakeičiau, iškart prasidėjo žuvies kibimas. Ir viską, ką dariau, tai va buvo tiesiog toks startas, daug labai suleidau, visur naudojau braškės kvapus, Dipexą daug kur naudojau, po to šitą Match Pro naudojau, viską įsigijau Inkare, viskas buvo įsigyta Inkare. Ir prasidėjo karšių maratonas. Tie karšių, aš nesitikiu, kad čia gali būti, bet tokių laukinių pamirštų karšių, kur pagavau iš viso 30 stambių žuvų. 5 linai buvo, visa kita karšiai. 4 ar 5 karšiai, 5 karšiai buvo labai stambus, nuo 2 kg iki 3. Buvo 2, buvo 2,5, buvo 3 kg. Tikrai stambus, gražus. Tai čia atvykę, manau, pagausite ir jūs juos. Jie toliau plaukė, gavo biškę luskariuką, bet jis tikrai užgis, nieko nenutiksim. Jie toliau ramiai plaukios. Bet jeigu tais gandais, kad žuvis paleista nudviesta, nieko panašaus. Jeigu nelaikot metalinėse vietose, viskas jai būna gerai. Tai viskas buvo tiek. Po to, kai prasidėjo maratonas, labiausiai suveikė maži vafteriukai. Maži vafteriukai pop-upai. 6 mm turime. Mažiukai ir net geriausiai dirbo, kas keiščiausia buvo 2 6 mm vafteriukai. Viską, visus karšius, skaityk 70% karščio sutraukiau su 2 vafteriukais. Tai buvo kažkas man keista, niekad nesudėjęs 2. Ant plauko sistemos 2 permau. Labai įdomus dalykas, bet tikrai pasigavo smagiai, daug atsikabino. Atsikabino apie 15 žuvų. Gali visame 15 žuvų atsikabino. Ir tarp jų buvo stambių karšių, stambių žuvės. Nes labai buvo atsargi, turėjau kiekvieną žuvį traukti palei vandenį, palei dugną, kad mažiau blaškytus, nes kaip pradeda blaškytis, daužytis iš karto atsikabindavo. Tai aiškiai, kai tik pakerti, leidai jam daužytis, netraukia, tiesiog laikai meškina. Laikai, įsidaužai, įsismugiuoja, pavargsta, tada gražiai palei dugną partempia. Taigi viskas aišku, jau ką aišku. Prisimenat, naudojau lorpio jauką linams ir Dipexo peletės, 2 mm miksas, braškės kvapą.
Kibiausia buvo vafteriukai, kur prieš tai aš jums rodžiau tie raudoni su baltu, tokie kirminiukai ir 6 mm vafteriukai. Spalvos buvo geltona ir rūžavo to. Geltona rūžavo. Ir tie kabliai, aišku, 10 viskas čia paprasta, aišku. Bombinė žvejyba, viskas žiūrė smagu, kol daiktus susirinkau, pradėjo tempt, bet smagu, visą dieną kibimas buvo, visą dieną. Tada staiga atplukė kaciriukas ir žuvis pabėgo. Svoris buvo tikrai žuvies taip jau didelis, net sieto lankai jau išlinko, vienas netgi sieto lankas lūžo. Tai tikrai buvo žuvies biški per daug. Visai aš toliau plaukė, viskas gerai, pasirūpinu kiekvieną, kad nuplauktų. Tiesiog noriu vėl čia sugrįžti, vėl juos pagauti, vėl pasimėgoti tokia žvejyba. Ir aš tikiuosi, kad jūs pasimėgosit žvejybą su šitą visą informaciją, ką aš jums patikiau iš savo patirties šiandien. Taigi, kitų kartų su žvejyba, su rokeliu. Susitiksim ant kranto.